Sveiki. Kur dingęs sniegas? Turim truputėlį šį kartą sniego šiomis dienomis, bet grįžau iš Ispanijos, vaikai laukia sniego, ištraukiau rogutes senovinę, sutvarkiau ir gavosi tik kelis kartus pačiaužyt, seniai šalčiai labai sunkiai, seniai besmegeniai lipdosi, tirpsta, apie kažkokią sniego tvirtovę tik pasvajot, bet šiandien apie tai, manau, pakankamai išlaukėm, kas norėjo, tas pabalsavo, galim baigti balsavimą dėl asociacijos įkūrimo, bet norėsiu papildomo balsavimo, kurį paskelbsiu po šiuo įrašu ir aprašymu, nes norisi su jumis pasitart ir pasidalinti tam tikromis įžvalgomis, ką darom toliau, kokia yra situacija. Ir tas papildomas balsavimas sudėliotų taškelius aiškiau. Iš 10 žmonių be manęs sutiko prisidėti prie idėjos finansiškai, palaiko idėją ir sutinka prisidėti finansiškai. Ir aš kiekvienam iš jūsų įsiunčiau žinutes su klausimu, kokią sumą galite ir norit prisidėti. Su 5 pavyko sukontaktuoti. Dėl kitų yra tam tikrų papildomų niuansų. Manau, yra žmonių, kurie tiesiog kartais dalyvauja ten, kur nesupranta, kas čia vyksta ir dėl ko vyksta ir kaip vyksta, svarbu sudalyvauti. Bet esmė ta, kad iš 5 žmonių gavosi taip, kad išeina surinkti 330 eurų. Ir aš galiu užpildyti tą tarpą, kad mes galėtume judėti toliau. Dėl asociacijos įkūrimo ir šitoje vietoje aš noriu būtent su jumis pasitarti, dėl to ir bus keliamas antras balsavimas, nes mano manimu, nesvarbu, kokia graži būtų idėja, nesvarbu, kokia įteisinga, reikalinga būtų mums, bet jeigu nėra žmonių, kurie gali tą idėją, tą svajonę paversti realybę, materializuoti tą dalyką, ta prasme, tam reikia ir valios, ir pastangų, ir darbo, ir kantrybės, ir sumanumo. Jeigu mums trūksta tos jėgos, kuri galėtų tas svajonės ar gražias idėjas paversti tikrovę, tai tos svajonės ir idėjos tiesiog yra svajonės, drambliuko svajonės arba kalbos, žodžiai, tuščios kalbos, tušti žodžiai. Tai šitoj vietoj, kur lenkiu aš, kad jeigu mes įkūrėm asociaciją ir aktyvūs keli nariai, kurių taip trūksta, užsiema papildomai dar administravimo asociacijos, buhalteriniais reikalais ir dar iš savos kišenės išlaiko asociaciją, gausis taip, kad mes tautos valdžios judėjimą ne kad pakeliam į antrą lygį, o tiesiog smukdom jį dar žemiau, gesinam, nes apkraunam aktyvius žmonės ir jie negauna atgalinio ryšio, tokiu būdu savo prisidarysim tik daugiau bėdų. Ir rašykit žinutes, ar aš teisingai mąstau šiuo klausimu. Tiesiog dabar nelaikas, trūksta žmonių, mes galim šitą dalyką atidėti, koncentruotis į kvietimą, į organizavimąsi, į ieškojimą aktyvių žmonių. Ir kai ateis laikas, tarsi balsuosim iš naujo, susiskaičiuosim iš naujo ir kai jau atsiras tikras realus poreikis asociacijos įkūrimui, kai atsiras pakankamai žmonių norinčių remti, norinčių prisidėti, norinčių dalyvauti, mes tiesiog įkursim tą asociaciją ir viskas. Aišku, tikslas buvo įkurta asociacija ir yra tam, kad mes galėtume rinkti finansinės lėšas. Tuo pačiu pati asociacija suteiktų tautos valdžios judėjimui tam tikrą juridinį, valstybinį, jau materialų pagrindą, oficialų. Ir mes galėtume tada įgauti tokį antrą jau bėgį, visai kitą lygį. Judėjimas plėstųsi daug greičiau, daug stipriau, daug geriau, bet dabar yra tokia padėtis, kokia yra. Ir vien dėl to norisi to antro balsavimo, nes yra žmonių, kurie balsavo, kad palaiko idėją, yra žmonės, kurie klausosi, dalyvauja, seka įvykius, balsuoja. Ir norisi bendrai sudėti taškelius ir išsiaiškinti, jeigu mes įkūrėm asociaciją, kiek iš mūsų norės būti asociacijos nariais ir sutiks mokėti tam tikrą simbolinį mėnesinį mokestį, būnant asociacijos nariu, nes paprastai asociacijos turi tam tikrą mokestį. Ir kokia suma patiktų, kad norėtųsi būti asociacijos nariu ir nebūtų gaila tų pinigėlių ir
1 euras, 2 eurai, vat būtent turim pasibalsuoti, išsiaiškinti, susidėlioti va tą statistiką, pamatyti kaip yra. Tuo pačiu vyksta tam tikras jau realus veiksmas, aiškinamės, kartu dalyvaujam, bendraujam, kaip ir priklauso. Ačiū, kad klausėtės ir ačiū, kad dalyvaujat ir ačiū, kad balsuojat. Ir dalinkitės savo nuomonę komentaruose. Gal aš klystu, gal aš ne viską pastebėjau. Kaip sako, diskutuokim, tarkimės kartu. Ir po šio balsavimo padarysiu dar vieną įrašą, jau apibendrinimą, kad jau konkrečiai sudėliotume taškelius ir nuspręstume, ką darom. Iki kito karto.